Sveiki visi, pas mus dabar labai lyja, bet mes labai smagiai leidžiam laiką su mano draugu, fotografu Su. Say hi. Hi guys. Ir šiandien noriu pristatyti jums tikrai ypatingą reportažą. Tokio dar neturėjom. Mūsų Taivane aplankė Vytauto didžiojo universiteto rektorius Zigmas Lydeka. Ir man asmeniškai buvo labai smagu su juo susipažinti. Jis labai šiltas, labai draugiškas ir labai jaunatviškas žmogus. Jis mus praleido su mumis visą dieną, mus kaip alkanus studentus visą laiką pašėrė, kaip sakant, ir dar lauktuvę atvežė. Taigi, jo vizito metu jis aplankė ne tik Taivaną, bet ir Japoniją, tekančią saulės šaliai, ir tai yra labai svarbu Azijos studijoms Lietuvoje. Taigi, pažiūrėkim, ką mes spėjom su juo nuveikti ir kur nukeliavom. Taigi diena prasidėjo lietingai, bet nors ir po ilgos ir varginančios kelionės, rektorius ir jo palydovai Tadas ir Jonas buvo puikiai nusiteikę. Sveiki, mūsų mėly Asia Online žiūrovai. Šiandien turime specialų svečią, atvažiavo iš Lietuvos Vytauto didžiojo universiteto rektorių Zigmą Lydeką. Malonu susipažinti. Labai smagu paspausti jums ranką, šiltą ranką. Nusprendėme pirmiausia aplankyti Taivano žmonėms itin svarbią vietą – Chiang Kai-shek memorialą, skirtą Kinijos Respublikos, tai yra Taivano prezidento garbei. Be abejo, diena įpusėjusi ir kiekgi galima vaikščioti tuščiais pilvais. Koks skonis? Sotus ir laimingi? Taipėjaus metro naudojimasi ypatumai. Mums nespėjus palikti metro, netikėtai susipažinome su keistoku, bet draugišku vietiniu, kuriam labai parūpo, kiek Zigmui Lydekai metų. Koks ir kiek jums metų? Be abejo, keliaujant į Azijos kraštus, jų geriausios lauktuvės yra kas? Ogi kokybiška ir aromatinga vietinė arbata. Nusipirkot ką nors? Pilną maišą. Dienos klaidžiojimus baigėme žymiausią Taipėjaus Longshan budistinė šventykloje, kuria pasimelsti galima ir daoistinėms dievybėms. Kaip mat draugiški ir neabejingi taivaniečiai atskubėjo į pagalbą, bet atimdami visą malonumą padarė viską patys. Mano žvakė vieną nunešė ir uždegė pati. Man tik vieną leido užtekti. Kodėl duoda po dvi?